išraiška obuoliais, obuolių krūtinė, čia mūsų, kiek yra, bedirbančių aktyviai narių, kiek yra ir obuolių, tai jums šiuo atveju pirma dovana. Tai. Ačiū. Ir norėjom jau anksčiau ateiti, bet neatėjom, nes norėjom atsinešti, kaip sakant, ir darbų bagažą, kad galėtumėm pasakyti, ką jau padarėm ir ką esam padarę. Bet už visą šitą iniciatyvą esam dėkingi Aurelijui Dyvendikui, kuris ir subūrė čia mus visus iš tikrųjų. Ir esam nepelno siekianti organizacija, politiška organizacija ir tikslas ir yra toks, kad Ukmergėj ir atgaivinti esančias visas organizacijas, ne tik jaunimo, bet ir net neimant amžiaus, ta prasme, neimant profilio organizacijų. Ir šitas tikslas sukurti lyderių kartą tai yra ne nauja idėja užsienyje, nes užsienyje veikiančios tokios bendruomenės daro gerus darbus miestui, suteikia galimybę ukmergiškiams, šiuo atveju miestelėnams, tarkim, imant Ukmergę, parodyti savo kaip lyderių savybės, išsireikšti save ne tik miesto, bet ir valstybės mastu, užsienio valstybės mastu. Tai mūsų ir buvo pagrindas sukurti tokią organizaciją, kuri leistų aktyviems žmonėms tiesiog parodyti, ką jie gali, ką jie sugeba. Ir mes nuo to ir pradėjome. Aurelijaus idėja tokia ir buvo, kad jeigu yra gabus muzikantas, jisai turi groti, apie jį turi žinoti, jeigu yra gabus kitos specialybės atstovas, jis irgi turi galimybę išsireikšti, tai mūsų ir buvo tikslas nuo to ir pradėti. Bet mes pradėjom iš tikrųjų ne tik rinkdami jaunimo ir ne tik jaunimo aktyvius žmonės, bet pradėjom nuo to, kad mes sužinojom, ko reikia miestui. Ir didžiausia, aktyviausia problema buvo mums afišuojama visą laiką, kad mes norim prisidėti prie savo gerbūvio, bet neatsiranda iniciatorių, kurie ne tai, kad priverstų, tiesiog parodytų pavyzdį, kaip ir ką reikia daryti. Tai mes paprasčiausiai sugalvojom, kad reikia padėti žmonėms susitvarkyti jų gyvenamas vietas, tai yra gyvenamosius rajonus, miegamosius tos rajonus. Ir kaip mes nustebom, kaip aktyviai žmonės įsijungia šitą veiklą, ir mes klausim, kodėl jūs patys to anksčiau nedarydavo. Tai jie ir atsakė, kad trūko pavyzdžio, ne finansų, ne kažko kito, trūko pavyzdžio, paprasčiausia pavyzdžio. Ir mes jau sutvarkę esam 3 kiemus gyvenamosiuose rajonuose. Paprasčiausiai, tiesiog surinkom šiukšlės kartu su namo gyventojais, nudažėm suoliukus, nudažėm turėklus, atvežėm smėlio, padarėm kiemą prieinamą visiems, kad tie žmonės galėtų ten leisti laisvalaikį, nes dažniausiai dabar, imant Ukmergės pavyzdį, yra žmonės, didžioji dauguma dirbančių Vilniuje, kurie atvažiuoja vakare, tarkim, ir jau niekur nebenori eiti. Dalis gyvenančių tose miegamosiuose rajonuose neatvyksta į mieste vykstančius renginius, nes jiems per toli. Tai mūsų idėja buvo tokia, kad tuos renginius, kad tie renginiai ateitų į jų kiemą. Ir tai labai stipriai pasiteisino. Ir iš tikrųjų mūsų sutvarkyti kiemai ir ten pasiektas rezultatas duos vaisių ateityje, nes mums betvarkant vieną kiemą, iš karto ateidavo kito kiemo nariai ir sakė, kada jūs atvyksit pas mus. Ir kada mus pasirinkome. Jo, ir mes jau esam kitai vasarai suplanavę 20 sutvarkyti kiemų, esam užregistravę tiek kiemų, tiek norinčių. Ir tai yra džiugi iniciatyva, kad tik mes truputį pajudėjom, parodėm pavyzdį ir atsišaukė į mūsų kvietimą žmonės. Ir kaip ir minėjau, nereikia nei kažkokių papildomų finansų, tiesiog patys žmonės laukia tos iniciatyvos. Tai tie geri rezultatai mums suteikia iš tikrųjų sparnus, jeigu imant apie šitą sritį. Ir manau, kad per artimiausius kitus metus lyderių karta Ukmergė sutvarkys tos 20 kiemų ir bus iš tikrųjų malonu ir gražu atvažiuoti į miegamąjį rajoną. Aš nežinau tiesiog, kaip jis vadinasi, ten toj pusėje, už tilto. Bet štai tokia mūsų viena iš pusių. Antra iš pusių - daryti renginius su aktyviais ukmergiškiais, kas irgi labai pasiteisino. Pasirodo grojančių, dainuojančių, šokančių Ukmergėj, nežinomų veidų yra labai daug. Ir jau mūsų padaryti 3 koncertai taip pat susilaukė didelio visuomenės dėmesio. Ir mes džiaugiamės tuom, kad savo lėšomis, savo iniciatyvomis galim prisidėti prie miesto gražinimo, populiarinimo ir panašiai. Tai mūsų surengta šviesos akcija, mes atšvietėm čia vieną kiemą, kuris vakare labai tamsus ir pasirodo tokių gražių vietų Ukmergėj
ir ypač dar vakare apšviestų galima padaryti labai ir labai daug ir tai nekainuoja labai daug. Tai todėl mes ir norėjom su jumis susitikti, kad šiuo atveju neprašyti iš jūsų nieko, bet sulaukti va tokio, kaip jūs vis tiek esat miesto lyderis, kas labai imponuoja mums, nes mes ir vadinamės Ukmergės lyderiai, kad jūs taip pat, mes kviečiam jūs prisidėti prie šios akcijos, nes, kaip ir minėjau, yra apolitiška. Mes neskirstom nei savo narius priklausančius vienai partijai ar kitai. Mūsų iš esmės tikslas, kad tai būtų partija, Ukmergės partija viena, kuriems rūpi, kas vyksta Ukmergėj ir kurie nelaukia, neįsižeiskite, tiesiogiai valdžios palaikymo kažkokio ar neprašo kažko valdžios. Mes tiesiog norim, kad būtų viena partija ir kad tie žmonės visi dalyvautų. Neskirstydami, kad tarkim Aurelijus priklauso vienai partijai, mes lygiai taip pat kviečiam kitus politikus ir ne tik politikus, medikus prisijungti, mokytojus prisijungti prie mūsų, žodžiu, visus, kuriems rūpi Ukmergėj šio miesto gerovė. Tai čia viena medalio pusė, ką mes darom. Antra medalio pusė, ką ir minėjau, kad tie lyderiai, savo srities lyderiai turėtų progą pasireikšti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienį. Tai gal kolegė Lina papasakos apie tas vadinamas iniciatyvas, kas vyksta kitose miestuose. Ir jūs turite, kaip matau, bendradarbiaujančių miestų labai daug. Mes šiuo atveju bendraujam su danais, ispanais, kurie tokias akcijas jau daro dešimtmečius, suprantama, dėl ko. Jo, atsiprašau. Tai kaip ir Vytas minėjo, aš pati glaudžiai bendradarbiauju su danų iniciatyvinė grupė, kuri lygiai taip pat bendruomenę skatina skirtingose miestuose ne tik laukti, tarkim, iš valdžios kažkokių taip pakeitimų, bet patys iniciatyvą kelia tarp gyventojų. Ir pas juos, kas yra populiaru, jie lygiai taip pat glaudžiai bendradarbiauja su kitų šalių tokiom iniciatyviniam, tarkim, bendrijom ir daro tarsi mainų programą. Pavyzdžiui, kad kažkas iš kokios, nežinau, tarkim, Vokietijos surenka parodą jaunų žmonių, tarkim, nugabena į Daniją, padaro parodą, parduoda, tie finansai keliauja moksleiviams ir jų, tarkim, mokslams, ateičiai ir panašiai. Tai iš tiesų galvoju, kad kodėlgi ne ir čia tą patį padarius. Tai būna ten tos mainų programos, šventės vyksta į vieną, šventę į kitą, bet tai gali būti kur kas giliau. Mes galime mūsų jaunų žmonių darbus, nežinau, meninės kažkokius projektus lygiai taip pat gabenti, tarkim, į kitas. Lygiai taip pat galime kažkokią bendruomenės dalį, kuri, tarkim, užsiema labai aktyviai savo kieme ir savo, nežinau, tam rajonėlį, lygiai taip pat mainų programą padaryti ir parodyti kitą šalį. Tarkim, juos nugabenti, paskatinti. Tiesiog parodyti, kaip kitoj šalyje vyksta, kaip žmonės aktyviai dalyvauja visuomeniniai veikloj tam, kad, sakykime, taip švelniai, pasaulis taptų gražesnis. Tai manau, kad... Ir visur esmė, kad nėra prašoma finansų iš valdžios. Kad prašoma tik tai netrukdyti daryti tai. Padėti įmanomais nefinansiniais resursais, žmogiškaisiais resursais. Ir labai populiaru, kad mažų ir didelių miestų merai, savivaldybių atstovai patys, kaip sakant, užsideda pirštinės, pasiema grėblius ir patys atlieka tą darbą, kas pas mus kažkaip mažai įprasta. Pas mus daugiau sakoma, kad šiukšlės turi rinkti tie, kuriems mokama, gatves turi valyti tiems, kuriems mokama. Ta prasme, tie, kurie dirba savo sferoje, tą ir turi daryti. Tai ten tai yra mintis, kad tiesiog visi daro kaimyno labui. Gal net ne savo, o šiuo atveju rodo, kaip reikia daryti. Ir tas principas tų renginių, kad iš pradžių padirbam, po to vaišės ir po to mini koncertukas labai stipriai ir gražiai veikia. Tai reiškia, kad tu turi galimybę pritraukti kaip įmanoma daugiau žmonių ir tu pasiūlai jiems tą variantą, kad dalyvaujant renginį, tu nebūtinai turi važiuoti į miesto centrą, o tu gali visą tai atlikti ten, toje erdvėje, kur tu gyveni. Ir tuo pačiu tas užkratas teigiamas, aišku, išsiplečia į visą miestą. Nes mes matom tendenciją Lietuvoje, kaip ir minėjau pokalbio pradžioj, kad ne visi net gali kilometrą nuvažiuoti į tam tikrą vietą ir sudalyvauti tam tikram renginį, nes atsiranda daug įvairiausių niuansų, kad gal šalta, gal šiandien tingiu, gal negaliu, gal taip. O kai vyksta jau tavo pamosiai, tai dažniausiai didžioji dalis žmonių visgi prisijungia. Ir tas pasiteisino Ukmergėje ir mes labai to džiaugiamės. Tai jeigu jau grįžtant prie tų problemų, visgi tą žodį turiu pavartoti link, kas įsiryškino, tai yra, kad labai tamsu Ukmergėj vakare ir tas neskatina vakare po darbų tau išeiti kažkur,
išeiti su vaikais, praleisti kažkur laisvalaikį. Ir tas tamsumo reikalas netgi mūsų eigoje išsisprendė labai paprastai, kad mes patys galime apšviesti tas gatves, tos kiemus, tos skverus ir tai nekainuoja biudžetinių lėšų labai daug. Tiesiog žmonės savo iniciatyvą išsinuomoja, nusiperka lemputes, galų gale pasidaro šventę, apsišviečia savo gražiai kiemą. Nebūtinai tai turi šviesti kiaurą parą, bet bent jau tą 1-2 valandas, kada yra pas mus tamsu ir tada žmonės nori eiti bendrauti tarpusavyje. Tai čia vienas dalykas. Antras, ką mes pastebėjom ir kitose miestuose, ir čia galim tikrai labai perkelti, nes labai dėkinga ir nedėkinga ta prasme situacija, kad važiuojant autostrada Panevėžys-Vilnius, Ukmergė yra pravažiuojama kaip beveik neegzistuojanti vietovė. Nu, yra viena nuoroda, kad tai yra Ukmergė. O kas padaryta užsienyje, jeigu teko vis tiek mane jūs važinėjot, matėt, tarkim, važiuoji ir matai, kad McDonald's už kelių kilometrų, net matosi šviečia didžiulis užrašas, kad bus McDonald's. Ir tau jau už kelių kilometrų perdodama žinia, kad tu gali sustoti, pailsėti, pabūti. Tai viena iš tų minčių, o kodėlgi nepadarius mums didelio gražaus šviečiančio Ukmergės užrašo prie autostrados, kad važiuojantis užsieniečiai, net ir lietuviai, žinotų, kad po dešinę ar kažkam po kairę yra Ukmergė ir kad čia galima sustoti, pailsėti, nes labai strategiška vieta, per vidurį. O Ukmergė dažnai taip ir paliekama šone, nes, autostrada, aišku, šitą klausimą taip pastatė šiuo atveju. Tai, manau, mūsų visa vizija, strategija, kuri dabar išsivysto, nes mes pakankamai jauni, turėtų vis tiek būti ir bus išdėstyta, tarkim, ant popieriaus ir mes jums pateiksim būtinai savo strategiją. Gal jūs ten rasit gražių idėjų, mes tikrai, kaip sakant, jų nei parduodam, nei peršam, bet mes savo iniciatyvą jums pateiksim šitas idėjas ir gal šitas miestas prisitaikys savo ne vieną idėją, o mes pasiruošę visada dalyvauti. Jeigu tik matysit, kad reikia mūsų paramos, o mes visada pasiruošę ją suteikti miestui, neatlygintinai, kaip ir sakau, nes mes džiaugiamės tuom, kad galim padėti ir mes visada pasiryžę. Tai, mere, lauksim jūsų kvietimo, visada prisijungsim prie